prezidentės ultimatumas rinkimų nugalėtojams. Palaikysiu tik tą politinę jėgą, kuri galės suformuoti daugumą be teisiamųjų suole esančios darbo partijos. Demokratai naujajame Seime turės daugiausiai 38 mandatus. Iš trečios į antrą su iš viso 33 mandatais palypėjo konservatoriai. Darbo partijai atiteks 29 mandatai. Blogiau nei pirmajame ture sekėsi Tvarkiečiams, Liberalų sąjūdžiui, Lenkų rinkimų akcijai ir Drąsos keliui. Pastarasis net ir Kaune buvo sutriuškintas ir mandatų kraičio nepapildė nė vienu kandidatu. Žinot, kaip tai aišku, kad be reikalų verkšlena, viskas gerai, laikyla tos kainos, koks skirtumas. Žmonėms viskas tinka, tai gerai. Laimėjom 8 vietas parlamente ir turėsim savo frakciją. Lyginant su praeitais rinkimais, tai yra labai